Rusija ruošiasi kariniai atakai prieš Estiją. Dabar daugelis ekspertų atkreipia dėmesį į tai, kad įvykiai Rusijoje rodo, jog Kremlius ruošia savo tautą karui su Europa. Blokuojant Telegram kai kuriuose Rusijos regionuose, rusai suaktyvėjo prie Estijos sienos. Tuo pačiu metu jau kelias savaitės Rusijos federacijos propagandistai skleidžia idėją apie Narvos liaudies respublikos paskelbimą. Paaiškinsiu. Narva – pasienio miestas rytų Estijoje, kuriame apie 50 000 gyventojų, 90% jų rusakalbiai. Todėl Vladimiras Putinas gali pasinaudoti išlaisvinimo ir rusakalbių gynimo pretekstu, kad užpultų ir vėliau įtrauktų NATO. Ir atrodo, rusai pradėjo kažką nujausti, nes masiškai pradėjo išsiminėti pinigus iš savo banko sąskaitų ir slėpti grynuosius po čiužiniais. Mano vardas Aleksejus Pečijus. Aptarkime šią temą. Prieš pradėdami paprašysiu užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir pakomentuoti šį įrašą. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Peči News. Nuorodą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten skelbiame informaciją. Operatyvias naujienas pateikime vos tik jos pasirodo. Taigi, vokiečių leidinys Bild šiandien rašo, kad prieš nedidelę NATO narę Estiją vykdoma nerimą kelianti propagandinė kampanija. Jau kelias savaitės rusiški socialiniai tinklai skleidžia idėją apie vadinamosios Narvos liaudies respublikos paskelbimą, kaip Donecko ir Luhansko liaudies respublikos. Narva – pasienio miestas rytų Estijoje su apie 50 000 gyventojų, iš kurių 90% kalba rusiškai. Ir štai šaltiniai Estijos žvalgyboje šią kampaniją vertina kaip galima pasiruošimą invazijai į rytinę šalies dalį. Primena Rusijos invazijos į Ukrainą pradžią 2014 m. pavasarį. Tuo metu, primenu, Rusijos žvalgybininkai, štai tie GRU ir jų vietiniai talkininkai, paskelbė vadinamasias liaudies respublikas daugelėje rusakalbių Ukrainos regionų. Tai buvo Charkove, Donecke, Luhanske, Chersone, bandė Odesoje, bandė Mikolaive. Visur buvo skelbiamos kažkokios liaudies respublikos. Tačiau vadinamiesiems šiems separatistams, o iš tikrųjų rusams, kurie tiesiog buvo integruoti į visuomenę, tai pavyko tik Donecke ir Luhanske. Dėl masinio Rusijos armijos įsikišimo. O kitose regionuose tuos rusus tiesiog nuslopino. Ir štai Bild rašo štai ką, citata. Dabar eilė Estijai. Nuo kovo pradžios socialiniuose tinkluose, ypač Telegram ir Vkontakte, raginama platinti lapelius, vykdyti sabotažą ir ginkluotis. Siekdami paskelbti vadinamąją Narvos liaudies respubliką prieš Estijos vyriausybę ir ginti ją ginkluotomis pajėgomis bei respublikos pagalba ir Rusijos kariuomenę. Jie iš esmės kviečia Putiną su kariuomenė kaip 2014 metais Ukrainoje. Šūkiais Rusai mes ne vieni ir rusų žemė tęsiasi nuo Narvos iki Pijusio šiaurės rytų Estijoje raginama ginkluotai kovai. Platinami vadinamosios liaudies respublikos žemėlapiai ir vėliavos. Kaukėti žmonės stovintys prie žaliai juodai baltas vėliavas ragino žmonės veikti kartu. Štai tas grįžimas į tą rusišką uostą, taip kažkaip taip jie ir sakė. Estijos policija jau pareiškė, kad įrašai socialiniuose tinkluose yra dezinformacijos kampanijos dalis, kuria siekiama sukelti sumaištį ir suskaldyti visuomenę. Tokie metodai jau taikyti Estijoje ir kitur. Tai pigus ir paprastas destabilizacijos būdas. И, что важно, запугать общество. Tačiau Estijoje tai vadinama tik laukinių rusų provokacija. Pokalbyje su leidiniu Bild šaltinis iš Estijos žvalgybos tarnybų pareiškė, cituoju, šios kampanijos pradžia nėra atsitiktinė, nes visas pasaulio dėmesys sutelktas į Iraną. Šaltinis perspėjo, cituoju, kol kas neaišku, koks yra tikslus šios kampanijos tikslas, tačiau negalime atmesti galimybės, kad jis skirta pasiruošti rusų invazijai pagal 2014 metų invazijos į Ukrainą pavyzdį. Šiuo metu Rusijoje masiškai atjungiamas internetas ir visiškai blokuojamas socialinis tinklas Telegram. Šiandien kovo 16 dieną Rusijos valdžia visiškai užblokavo Telegram. Žinučių siuntimo programa beveik nebeveikia visoje šioje pseudo šalyje. Rusai rašo apie tai, kad neįmanoma išsiųsti žinutės ar įkelti nuotraukų vaizdo įrašų. Daugiausia skundų gaunama iš Maskvos, Sankt Peterburgo ir Maskvos srities, bet yra ir iš kitų regionų.
Ekspertai teigia, kad Telegram pastarąją parą neveikia nei namų, nei mobiliuosiuose tinkluose. O jei kuriame nors regione veikia tik vadinamojo baltojo sąrašo svetainės, dauguma VPN paslaugų nepadės prisijungti prie Telegram. Baltojo sąrašo svetainės iš esmės Putinas pasakė tiems laukiniams rusams: žiūrėkite, aš jums leidžiu internete žiūrėti tik tam tikras svetainės. Štai į jas eikite, skaitykite, visa kita draudžiama. Supratote? Vergai. Rusijos. Negalima. Jums pasakyta, jums Putinas pasakė, negalima eiti į YouTube. Ko po vėlių, ten lendate ir žiūrite be kita ko ir mano vaizdo įrašus? Greitai dinkite iš čia. Ką jūs darote? Tai amerikietiškas priešiškas YouTube. Žinoma, aš ironizuoju, tai sarkazmas. Pagal naujausius duomenys, Telegram prieinamumas Rusijoje per parą sumažėjo iki 80%. Nėra pagrindo kalbėti apie globalų sutrikimą. Kitose šalyse tokių masto problemų nefiksuojama. Tai reiškia viena. Vladimiras Putinas nusprendė visoje Rusijoje užblokuoti Telegram. Ar verta stebėtis, juk anksčiau buvo pranešta, kad Telegram bus visiškai užblokuotas Rusijoje iki balandžio 1. Tačiau ne tik Telegram. Visoje Rusijoje pradėjo slopinti ir internetą. Kaip rašo Rusijos žiniasklaida, citata, Maskvos sodo žiede jau 5 dieną 3G su internetu, o kartais ir su mobiliuoju ryšiu. Tai susiję su tuo, kad Rusijos skaitmeninės plėtros ministerija testuoja svetainių nepatenkančių į baltąjį sąrašą blokavimą. Nuo kovo 6-osios neveikia nei mobilusis internetas, nei ryšys. Išeini iš namų ir patiri skaitmeninį detoksą. Matyt, rusai čia pradėjo kažką suprasti. Rusai ėmė naudoti grynuosius po masinių kortelių blokavimų ir dažno mobiliojo interneto atjungimo. 2026 m. sausį Rusijos bankų klientai nuo sąskaitų nuėmė per 1,6 trilijono rublių, daugiausia nuo 2022 m. kovo. Tai yra plataus masto rusų karo prieš Ukrainą pradžia, kai buvo išgryninta 2,1 trilijono rublių. Tuo pačiu metu į terminuotus indėlius sugrįžo tik 468 milijardai rublių, tai yra mažiau nei trečdalis visos nuimtos sumos. Tai reiškia, kad rusai bando slėpti šešėlyje ir slepia savo pinigus nuo šito visiškai laukinio Kremliaus. Čia padarysiu daugtaškį. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Taip pat būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą, auką, mokamą prenumeratą ar rėmimo YouTube platformoje. Visos nuorodos ir rekvizitai, kaip tai padaryti, yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Tiek šį kartą. Saugokite save. Visiems